Kasmet gruodžio 10 dieną štai čia, Oslo rotušėje, įteikiama Nobelio taikos premija. 1990 metais jie atiteko Michailui Gorbačiovui. Iškart po to sekė kruviniai sausio įvykiai. Norvegų tauta suaukojo pinigus ir kaip alternatyvą Norvegų tautos taikos premiją paskyrė tuomečiam Lietuvos vadovui Vytautui Landsbergiui. Kada Lietuva tapo nepriklausoma arba paskelbė nepriklausomybę, tai oficiali pasaulio pozicija, taip pat ir Norvegijos buvo tokia, kad Lietuva, o kartu Latvija ir Estija turi eiti pas Gorbačiovą į Maskvą ir tenai aiškinti savo reikalus. Tačiau lietuviai sugebėjo mūsų aukščiausioji taryba nusiųsti delegaciją, net ir būdami dar nepripažinti, į Norvegiją. Norvegija buvo pirmoji šalis, kur atvažiavo mūsų delegacija, rasti žmonių, kurie suprato, ko Lietuva nori, nes Lietuva iš tikrųjų bijojo kartu su Latvija ir Estija ir baiminosi agresijos iš Rusijos pusės. Vienas tų žmonių, kurie ėmėsi aktyviai remti jauną valstybę, buvo garsus norvegų advokatas Leonas Bodas. Šis žmogus buvo tapęs informacijos tarpininku tarp laisvojo pasaulio ir Baltijos kraštų. Vėliau jis vadovavo informacijos centrui, buvo Lietuvos garbės konsulas Norvegijoje. Tėvo pradėtą darbą šiuo metu tęsė jo sūnus Martinas Bodas. Jis buvo labai atsidavęs dvišalių santykių stiprinimui. Labai geras draugas jūsų pirmojo prezidento pono Landsbergio, kuris pakvietė jį atidaryti Osle Lietuvos informacinį centrą. Ir tai buvo šiek tiek kontroversiška, nes tai vyko sovietinėje erdvėje. Norvegija šiaurėje turėjo sieną su sovietais, dabar ten Rusija. Bet jis buvo labai drąsus. Beje, jį šiandien aplankiau namie. Jam jau 88 metai. Ir jis pasitraukęs iš aktyvios veiklos. Išskirtinė svarba turėjo ir ši Norvegijos telekomo dovana. Palydovinio ryšio antena nėra, kuria sovietų agresijos metu buvo užtikrinamas ryšys su pasauliu. Aktyvūs veiksmai paskatino ne tik dvišalių santykius, užsimezgė ir regioninis bendradarbiavimas. 1991 spalį pasirašyta sutartis tarp Kauno miesto ir Norvegijos pietuose esančios Vestfoldo apskrities. Norvegai tuomet siuntė labdarą Kauno ligoninėms, mokykloms, kultūros įstaigoms. Sutartį tarp Kauno ir Vestfoldo teko surašyti ranką. Kompiuterį turėta tik vienas kitas. Dabar mes jau bendradarbiaujame kaip lygiaverčiai partneriai. Lietuva yra ES narė ir mes bendradarbiaujame vykdydami ES projektus. Pavyzdžiui, bendradarbiauja Nioterojos gimnazija ir Kauno Saulės gimnazija. Ir mokytojai, ir moksleiviai susirado bičiulių Kaune. Smagu matyti, kaip vėliau jie vyksta aplankyti draugų, o kauniečiai atvyksta pas mus. Manau, tai puikus dalykas abiems pusėms. Vieni iš kitų daug ko išmokstame, taip pat daug sužinome apie save, kai išvykstame į užsienį ir turime galimybę pažvelgti į savo šalį per atstumą. Kauno ir Vestfoldo draugystės istorijoje neapsieita ir be kuriozų. Kelerius metus norvegai kauniečiams dovanojo kalėdinės egles, tačiau pirmą kartą 1997 gruodį svarbiausiam kalėdų atributui keliaujant iš Norvegijos į Lietuvą kelią pasienyje užtvėrė muitininkai. Mūsų pareigūnai ją palaikė neapdorotą medieną ir pareikalavo sumokėti muitą. Tad Kaunui ji kainavo kaip kelios vietinės eglės. Į Lietuvos bičiulio Leono Bodo 90 metais įkurtą informacijos centrą atvykusi dirbti ir Norvegijoje likusi Daina Bogdaninė gali palyginti, kaip keitėsi požiūris į Lietuvą ir lietuvius. Anuomet čia gyveno tik vienas kitas tautietis, dabar manoma apie 50 000. Kažkokio požiūrio pasikeitimo, pavyzdžiui, aš nepajutau. Žmonės, kurie gyvena ir dirba sąžiningai, irgi nepajuto. Aišku, reputacija Lietuvos sugedo, todėl kad yra neadekvačiai daug nusikaltimų padaroma iš lietuvių pusės kaip tokiai mažai tautai. Labai keista, bet bendras požiūris tikrai nepasikeitė, todėl kad vis tik tai Norvegija per daug civilizuota šalis ir žmonės civilizuoti paprasčiausiai neleidžia stigmatizuoti vienos tautos ir sakyti, kad jeigu ten kažkas nusikalsta, tai visa tauta yra vienokia ar kitokia. Reportažas parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos užsienio reikalų ministerija.